Tai paskutinė meditacija iš ciklo skirto susiliejimui su savo aukštesniuoju aš, čakrų kontūro harmonizavimui, išlyginimui, taip pat subtiliųjų kūnų subalansavimui. Šią meditaciją atlik tik tada, kai jau atlikai visas 7 ankstesnės meditacijas, nuo 7 čakros iki 1. Tik tada tu gausi visą energijos resursą, energija galės laisvai tekėti ir tu jausi srautą visoje čakrų sistemoje, visame energinėme kontūre. Ši meditacija viena iš svarbiausių, rekomenduojama ją atlikti bent jau kartą per mėnesį. Tačiau jei dirbi su žmonėmis, jei būni stresinėse situacijose, atlik ją dažniau, galbūt net kas 3 dienas. Kodėl? Nes mes gyvename tankiame materialiame pasaulyje, kur mūsų supančių žmonių sąmoningumas ir emocinis lygis yra skirtingas. Sąveika su šiais žmonėmis gali išbalansuoti mūsų energinę struktūrą ir emocinę būseną. Šiandien šioje meditacijoje, kurią pateikė arkangelas Rafaelis kartu su dvasiniu pasauliu, tau padeda Demetra kartu su subtiliosiomis žemės civilizacijomis atsakingomis už fizinio kūno čakrų kontūro struktūrą. Taip pat dalyvauja Saulės civilizacija ir Plejadės subtiliųjų kūnų lygmenyje. Tau yra skiriamas galingas dieviškosios energijos srautas. Šis srautas yra reguliuojamas ir stabilizuojamas individualiai, kiekvienam pagal jo būseną. Nesibaimink energijos pertekliaus. Tu tiesiog gausi ir jausi, kaip energija tave pripildo, būsi palaimoje ir meilėje. Visos šios meditacijos veikia tiek gyvai, tiek įrašuose. Dabar pradėkime meditaciją. Užsimerk, atsipalaiduok, pasinerk į save. Leisk sąmoniai atsijungti nuo išorinio pasaulio. Nukreipk dėmesį į dvasinę širdies sritį. Atsijunk nuo materialaus pasaulio, kuris tave supa. Atpalaiduok fizinį kūną. Paleisk visą įtampą, rūpesčius ir nerimą sukauptą šiandien. Kreipkis į savo aukštesnį aš, savo mokytojus, kuratorius ir angelą sargą. Savo ketinimu atverk portalą į dvasinį pasaulį. Atverk portalą į kūrėją. Atverk kanalą į žemės brandolį. Pakviesk subtiliasias civilizacijas iš žemės ir iš paukščių tako, kurios dalyvauja mūsų sesijoje. Visai šiai meditacijai vadovauja arkangelų sistema. Jis sukuria energetinį kupolą, skirtą šiam darbui. Stebėk, kaip šis kupolas, ši sfera dabar švyti ryškia aukso šviesa, apgaubdama erdvę aplink tave. Visa erdvė aplink tave, tavo subtilieji kūnai ir tavo fizinis kūnas dabar pripildomi palaimingomis energijomis, švelniomis, maloniomis energijomis iš dvasinio pasaulio ir arkangelų. Saulės civilizacijų energija švelniai įsipina į apsauginę energinę sferą aplink tave. Erdvė prisipildo šių energijų. Dabar švelniai kilk iš dvasinės širdies srities į galvos sritį. Tavo dvasinis kanalas išsiplečia iki maksimalaus lygio, kokį tik gali pasiekti šiuo metu dalyvaujantis meditacijoje. Prašyk savo aukštesniojo aš padėti tau pilnai atverti tavo dvasinį kanalą. Išeik per savo dvasinį kanalą, palik fizinį kūną ir užimk stebėtojo poziciją. Pasirodo intensyvus šviesos pliūpsnis ir tu matai, arba jauti, arba tiesiog įsivaizduoji, kaip galingas baltos dieviškos energijos srautas
skirtas harmonizavimui ir valymui, leidžiasi dvasiniu kanalu. Spiraliniu judesiu jis užpildo tavo karūnos čakrą, pradeda ją sukti pagal laikrodžio rodyklę. Išplėsk karūnos čakrą iki ištiestų rankų pločio ir suk ją kartu su energija. Šis galingas dieviškas baltos spalvos rautas dabar užpildo visus tavo subtiliuosius kūnus, švelniai, tolygiai leisdamasis žemyn. Banguojančių spiralinių judesių jis užpildo 6 čakrą, suk ją pagal laikrodžio rodyklę. Srautas leidžiasi į gerklės čakrą, tirpdo visus blokus, aktyvuoja, pripildo ją dievišką energiją. Išreikšk ketinimą visiškam kiekvienos čakros išvalymui. Pajusk, kaip šis rautas lengvai teka per tavo kūną, per energinę struktūrą, per čakrų kanalą, užpildo kiekvieną meridianą, einantį per tavo fizinį kūną ir per subtiliuosius kūnus. Ir užpildo visą tavo aurą. Energija švelniai leidžiasi žemyn, užpildo 4 čakrą. Ištirpina visus blokus, viską, kas joje destruktyvu. Aktyvuok savo širdies čakrą. Energija leidžiasi į 3 čakrą, į saulės rezginį. Jie išvalo viską savo kelyje, kūrėjo galia tirpdo viską, kas trukdo, kas jau atgyveno ir jau nebereikalinga. Ji pripildo, aktyvuoja ir toliau bangomis leidžiasi žemyn į 2 čakrą, esančią žemiau bambos. Energija apgaubia kiekvieną tavo fizinio kūno ląstelę, pripildo visą energinę erdvę, valo ir aktyvuoja. Ir švelniai leidžiasi iki 1 čakros, ištirpina visus blokus, viską, kas joje buvo destruktyvu. Stebėk erdvę aplink save. Esi panardintas į baltą, dieviškai tyrą energiją. Ji labai švelni, pripildo viską aplink tave ir tavyje. Srautas stiprėja ir leidžiasi į pėdų čakras. Jis išeina kanalu jungiančiu tave su žemės branduoliu. Prašyk prisijungti Demetrą ir subtiliasias žemės civilizacijas. Prašyk jų priimti valančią energiją, įžeminti ją ir išvalyti. Dėkok už šį darbą Demetrai ir visiems dalyvaujantiems. Siųsk šviesą ir meilę, savo kūrėjo šviesą. Prašyk perdirbti ir gražinti šią energiją, išvalytą nuo visų blokų ir destrukcijos ir pripildytą žemės energijų. Ši energija grįžta pas tave kanalu kylančių iš žemės branduolio. Ji kyla švelniai ir tolygiai, pradėdama nuo 1 čakros. Balta energija to jau plūsta į 1 čakrą, ji visiškai užpildyta, aktyvuota, yra idealioje, harmoningoje būsenoje, yra subalansuota. Energija kyla aukštyn ir pripildo 2 čakrą. Kiekviena čakra subalansuojama pagal pirminę etaloninę čakrų stulpo matricą. Pagal ją čakrų struktūra yra ištiesinama išilgai tavo stuburo. Kiekviena čakra aktyvuojama pačiu idealiausiu, harmoningiausiu tau būdu. Vyksta tikras dieviškas viso tavo čakrų kontūro ištiesinimas.
Energija pasiekia 3 čakrą. Dabar visos 3 čakros jungiančios tave su žeme nušvinta iš vidaus. Jos yra subalansuotos pačiu idealiausiu būdu, pagal pirminę matricą. Pagal pirminę etaloninę matricą energija kyla aukštyn ir užpildo visą tavo širdies čakrą. Jis subalansuojama, o energija toliau kyla į gerklės čakrą, ji pripildoma ir irgi subalansuojama. Gali net justi banguojančius, kylančios energijos rautus, jie pasiekia 3 akies čakrą ir viršugalvio čakrą. Energija užpildo šias čakras, išlygina jas pagal idealią čakrų sistemos matricą ir išeina per dvasinį kanalą, užpildydama 7 karūnos čakrą. Dabar stebėk, kaip atrodo tavo čakrų kontūras. Įsivaizduok arba pamatyk, kaip jisai spindi iš vidaus ir atrodo kaip vieningas šviesos stulpas, kaip vieningas švytintis stulpas, jungiantis tave su žemės branduoliu ir dvasiniu pasauliu, su kūrėju. Ir štai dar vienas intensyvus šviesos pliūpsnis, tai galingas kūrėjo besąlyginės meilės srautas, aukso spalvos, ir jis leidžiasi į tave dvasiniu kanalu. Jis pasiekia tavo karūnos čakrą ir liejasi į ją, taip pat į visus 6 subtiliuosius kūnus ir į visą tavo energinę struktūrą. Energija lėtai užpildo visas tavo čakras ir visą erdvę aplink tave. Tu prisipildai šios dieviškos energijos, kuri yra visa ko esmė. Pajusk, kaip visa erdvė aplink tave, visi tavo kūnai, kiekviena tavo fizinio kūno ląstelė prisipildo dieviškos energijos. Priimk ją su meile, su atvira širdimi, energiją tekančią iš kūrėjo. Harmoningai priimti ir integruoti energiją į savo struktūrą tau padeda arkangelai ir subtiliosios civilizacijos, kurios dabar yra su tavim. Aukso spalvos energija toliau leidžiasi bangomis, užpildo 6 čakrą. Stebėk arba jausk nepaprastą šviesą tekančią iš dvasinio pasaulio. Jausk šią energiją gerklės čakroje. Ji pripildoma besąlyginė meilė. Energija leidžiasi toliau ir užpildo širdies čakrą. Įkvėpk šią energiją per ją. Kvėpuok ją. Prisipildyk ją. Ji užpildo viską aplink tave, kiekvieną erdvės tašką ir visą tavo kūną. Dabar ją jauti 3 čakroje saulės rezginyje, o dabar 2 žemiau bambos. Besąlyginės meilės banga, kūrėjo aukso spalvos energija leidžiasi žemyn. Pajusk, kaip šis srautas įsilieja į 1 čakrą. Energija leidžiasi dar žemiau ir išeina per tavo pėdas kanalu jungiančiu tave su žeme. Dabar pažvelk į save iš šalies. Kaip tu atrodai astralinėme lygmenyje, kaip švyti tavo energinė struktūra. Kūrėjo aukso energija teka laisvai be jokių kliūčių. Tiek kylantis, tiek besileidžiantys srautai susijungia širdies čakroje. Jie teka iš apačios ir iš viršaus, užpildo visus tavo subtiliuosius kūnus. Tavo aura subalansuota, harmoninga ir idealios gražios struktūros ir formos. Kiekvienas subtilusis kūnas harmoningas.
Tavo čakrų kontūras ir stulpas išlygintas pagal priminę matricą, teisingai išsidėstęs išilgai stuburo. Visi meridianai švyti ir kupini energijos. Kūrėjo šviesa teka iš viršaus, užpildo visą sferą aukso šviesa. Tu esi etaloninės ramybės, kūrybos ir dieviško tyrumo būsenoje, balanso ir harmonijos būsenoje, visiškoje harmonijoje su dvasiniu pasauliu ir su žemės branduoliu. Mėgaukis šią būseną, jausk kūrėjo energijos rautus, kūrėjo besąlyginę meilę, ramybę, harmoniją, pilnatvę. O dabar pamažu ir švelniai pradėk grįžimo procesą. Pamažėl grįžk į tau įprastą subalansuotą būseną. Leiskis į dvasinį širdies sritį, į fizinį širdies ir į stuburo sritį. Su didžiuliu dėkingumu ir begalinė meilė užverk portalą į žemės branduolį. Užverk subtiliųjų civilizacijų portalą. Užverk portalą į dvasinį pasaulį, į arkangelų sistemą. Palik atvirą ryšį su savo aukštesniuoju aš ir su kūrėju. Sąmoningai ištark, aš esu čia ir dabar. Ir grįžk į pasaulį, kuriame dabar esi. Pajusk savo kūną, atsimerk. Sveikinu sugrįžus. Dėkoju visiems, kurie dalyvavo šiuose meditacijose. Linkiu jums dvasinio augimo, vidinių atradimų ir savo gebėjimų atsiskleidimo. Pripildau jų šviesą ir apgaubiu meilę. Dėkoju mokytojams ir dvasiniam pasauliui, kuris su tokia meile skiria resursus šioms meditacijoms. Su meile, tavo Meditėja.